Tai Renaldai, kas lėmė, kad pavyko atlošti tą? Kas lėmė? Susikaupimas, 40 minučių iš tikrųjų reikia pasveikinti Šiaulius ir tikrai nusipelnė gerų žodžių ir vyrai tikrai stengiasi, kovoja visas varžybas. Mes irgi atidirbom tas 40 minučių tikrai sunkiai ir nebuvo lengva. Galas gal šiek tiek ramiau, gal šiek tiek fortūna nusišypsojo, ta prasme, bet sakau, ir treneris tą patį pasakė ir tikrai reikia pasidžiaugti komandą, kaip per tuos sunkumus išėjo, ta prasme, nemėti. Ar nebuvo tokių minčių kilę, ypač trečiajame kėlinyje, kad viskas gali nesibaigti? Nežinau, ta prasme, stengiasi apie tai negalvoti, bet kaip pasakyti, kai varžovai lipa ant kulnų, tai meluotumėm, jeigu sakytumėm, kad ta prasme jokių tokių pašalinių minčių stengiasi neimti galvą, o psichologiškai stengiasi nusiteikti ir žinom, kad nebus lengvas varžybos. Išėjo kaip šie. Kaip vertini tokius formato pasikeitimus, sakykime, vidury sezono? Iš tikrųjų, niekaip nevertinu, yra kaip yra ir mes apie tai galim kalbėti, galim nekalbėti, vis tiek nieko nepakeisim. Tikriausiai ketvirtajame kėlinyje ypač padėjo tokia publika susirinkusi. Iš tikrųjų, labai malonu, labai norėčiau padėkoti sirgaliams, tikrai maloniai, ta prasme, žaisti tokioje arenoje, ta prasme, kaip pilna salė ir žmonės palaiko ir tas tikrai duoda jėgų ir per tuos sunkumus, sakau, daug lengviau laimėti. Ačiū tau.